labas visiems. Pratęsiant vakarykštės dienos temą apie astrologiją, kodėl ožiaragis yra ožiaragis, kodėl avinas yra avinas, kodėl vėžys yra vėžys. Praeitam video minėjau tik tai apie ožiaragį. Dabar pabandysiu apie kitus, kodėl būtent avinas yra avinas, kodėl jis toks veržlus, kodėl jis toks ugningas. Avinas pas mus yra pavasaris, taip, kai pradeda žiedai, pumpurai sprogti, bunda gamta. Toks yra ir avinas. Avinas yra balandžio mėnuo. Ir tai yra tas laikas, kada iš impulso viskas skleidžiasi, skuba, lekia, vyksta veiksmas. Tai nėra klausimas, kaip daryti, tai yra tiesiog daryti. Ir jeigu kas nors įsigilinote į avino zodiako ženklą, jisai toks ir yra. Jam reikia, jisai daro, jam šovė idėja į galvą, jam trūks plyš, reikia padaryti, reikia pabandyti, bet avinas gauna pamokas iš praktikos. Taip, jisai turi pirmą impulsą, bet jisai visada turės patikrinti praktikoje, kaip ta jo idėja gali materializuotis, ir tada jisai sužino kaip ir kas. Toliau gegužė pas mus yra jautis dvyniai. Iš tikrųjų, kiekvienam ženklui tenka po vieno ir kito pusę mėnesio. Visi tą žino. Toliau eina jautis. Kodėl jautis yra jautis, kodėl jis mėgsta skaniai pavalgyti, kodėl viskas taip pat siejasi su sezonais, su gamta. Juk žiūrėkit, gegužės mėnesį jau šio bei to turime užsiauginę, jeigu taip auginti, aišku, dabar yra kiti laikai, visko galima nusipirkti parduotuvėje bet kokiu metų laiku. Bet aš kalbu apie tą astrologijos atsiradimo, tą tokį momentą, kai nebuvo tokie laikai kaip dabar pas mus, ir dėl ko, jautis yra jautis. Jautis jau gali pasidžiaugti truputėlį užaugintų kažkokių gėrybių, truputėlį komforto. Jam jau rūpi, kaip čia reikia viską išsaugoti, puoselėti, kaip čia augs viskas toliau. Taip pat siejasi ir zodiako ženklas jautis, kad jisai pats iš savęs, kada saulė yra pas žmogų jautyje, jisai kažką nori turėti būtent savo, saugoti savo, mėgautis tuo savo. Būtent jaučiai, jie kuria materiją, tai yra žemės ženklas, jiems rūpi labiau žemiški dalykai, priešingai ne taip kaip avinas ugnies stichija yra, jisai čia pagavo impulsą. Iš tikrųjų, gyvenime visame kame yra svarbiausias tas impulsas, dėl ko viskas prasideda nuo pavasario ir nuo avino zodiako ženklo. Dėl to, kad yra pirmas impulsas. Ir nesvarbu, koks zodiako ženklas jūs būtumėte, visada kažkoks veiksmas, kažkokia tikrovė, kažkokia materializacija prasideda nuo pirmo impulso, nuo idėjos. Tik ne kiekvienas turi drąsos tą idėją imtis realizuoti. Toliau pas mus žygiuoja po jaučio dvyniai, Dvyniai jau yra oro ženklas, jau visiškai kitokia stichija.
jau reiškia praėjom idėją, pabandėm ją materializuoti ir supratom, kad mums gal reikėtų šiek tiek pasimokyti, gal reikėtų su kažkuom pabendrauti, gal pasidalinti kažkokią paprastą patirtim. Kaip kaimynas tą tokį gražų pomidorą užaugino, ne, ir va čia man norisi tų tokių pomidorų, tai va ties 9 iš tikrųjų prasideda informacija, prasideda bendravimas, prasideda dalinimasis kažkokios informacijos. Pavyzdžiui, jautis jisai pats sprendžia, pats kuria. Dalintis ar nesidalinti, jisai pats savo vertybių skalę turi, o vat jau dvyniai jau dalinasi informacija. Ir čia mums prireikia tarpininkavimo, kažkokio tai bendravimo, kažkokio tai judesio, kažkur pakeisti aplinką, nuvykti, išvažiuoti. Taip, ir toliau eina vėžys. Vėžys, Liepa. Laukit, eina vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, Liepa. Birželis, Liepa, vėžys. Vėžys yra toksai jau vandens ženklas, vandens stichija. Ir šitas yra saugotojas. Pažiūrėkite, kai būna saulė vėžyje, būna vasara. Dar ne pats vidurvasaris, bet jau vasara. Ir ką mes darom? Mes jau turim derlių, mes kažką veikiam ir mums dabar reikia viską išsaugoti. Jeigu mes nenorim prarasti, mums reikia viską išsaugoti. Tai vėžys yra tas saugotojas. Nesvarbu, koks zodiako ženklas jūs bebūtumėt, vis tiek tas sezonas, tas momentas, ar aplamai jeigu kažkokią idėją pradėjote puoselėti, tai jūs vis tiek nenorom praeisite tuos etapus nuo avino, ten tarkim, iki vėžio. Ir net jeigu tai nebus materija, tai bus kažkokia informacija, jūs turėsite ją saugoti, tarkim, kažkokia informacija rašytinė arba, kaip dabar kompiuteriuose viskas yra, tai jūs turite sukelti į hard diskus, turit pasirūpinti, kad tam tikra informacija nedingtų. Arba paprasčiau, ką mes darom su derlium, mes konservuojam, ne? Tai tas pats vyksta ir su visais kitais dalykais. Taigi, čia tokia yra ta vandens vėžio stichija, kuri jaučia, kaip reikia saugoti, ką reikia daryti, sakykime, kaip namus išsaugoti, pavyzdžiui, arba nuojautą, tarkim, kaip kažką parduoti. Vėžio stichija jau yra tokia, dėl to vėžys yra vėžys, nes tai yra vasara, turi ką saugoti, turi apie ką galvoti. Toliau pas mus eina liūtas. Liūtas karalius, pats vidurvasaris, kai saulė būna savo aukščiausiam taške. Saulė būna liūto žvaigždynė. Ir ką kalba liūtas? Pats vidurvasaris, karštis, linksmybės, planai įgyvendinti, visi sotūs, pabendravę, reikia kažkokių tai pramogų. Nebus taip, liūtas, jisai atsako už džiaugsmą, už tą kūrybą, kaip jeigu avinas atsako už idėją, tai liūtas kaip tą idėją sukurti, kaip ją realizuoti, kaip tai padaryti, nes liūtas jau kita ugnis negu avinas, skirtinga. Toliau pas mus eina mergelė. Po liūto eina mergelė. Ir kodėl mergelė yra mergelė? Kai būna saulė mergelėje, būna rugpjūtis, rugsėjis, taip?
labiau akcentuojamas gal rugsėjo mėnuo ir kodėl mergelė, ta prasme, tai yra zodiako ženklas, vat prieš tai buvo avinas gyvūnas, jautis gyvūnas, dvyniai aišku žmonės, toliau vėžys gyvūnas, liūtas gyvūnas ir vat mergelė. Čia jau prasideda jau iš rudenėja. Ir ką mes jaučiam rudenėjant, kad mums reikia pasilikti, sakykime, kažkokių tai atsargų, kad mums reikia pagalvoti, kaip čia kur ką sudėti, sutvarkyti, paskirstyti, galų gale paskaičiuoti, kiek mes uždirbom, tiek mes ko pardavėm, tiek ko užauginom, taip toliau ir panašiai, viskas priklauso nuo to, ką mes veikiam savo gyvenime. Dėl to mergelės dažnai yra tokios skrupulingos ir jos nori viską padaryti gerai, nes jos jau turi atskirti, jos jau turi detalizuoti. Pavyzdžiui, kokį čia pavyzdį duoti dabar. Tarkim, turit savo įmonę, ne kažkokią, tai jūs prekiaujate, kokią nors stogo dangą, ten tarkim, ir nusipirkot iš vienos įmonės stogo dangą, medžiagas, sumokėjot pinigus vienokias iš vienos šalies ir, pavyzdžiui, kitokias iš kitos šalies. Paprastas pavyzdys. Ir sakykime, tas vienas pirko mažiau, kitas daugiau ir jūs mergelė, ir jau suprantat, kad būtent ta danga, kurią pirko daugiau, kuriai nešė daugiau pelno, jūs ją pirksite ir toliau. Kadangi tai turi paklausą, tai yra rudens tokia mergelės stichija, dėl ko yra iš liaudies kilęs posakis, kad viščiukus rudenį skaičiuoja. Tai dėl to, kad jau viskas yra užaugę, suaugę, subrendę ir tai siejasi su tuom toliau. Toliau, ką mes turime po mergelės? Svarstyklės. Svarstyklės, oro ženklas. Svarstyklė zodiake yra ne gyvūnas, ne žmogus, o daiktas. Tai yra spalio mėnuo ir čia mes jau turime daiktą. Svarstyklės yra 7 zodiako ženklo, susijęs su 7 zodiako ženklo būstu, 7 ženklas. Tai yra kada prasideda opozicija avinui. Svarstyklė jau šneka apie, kaip dvynys kalbėjo apie tarpininkavimą, apie bendravimą, sakykime, ta oro stichija tokia lengva, kuri renkasi su kuom bendrauti ir lengvai neįpareigojančiai bendrauti, dvyniai. O svarstyklės jau susiduria priešpriešą su avinu ir tai ką sako? Tai sako, kad tai yra laikas susidurti su kitais, su kitaip mąstančiais. Ir čia video nutraukote svarstyklėm, nes telefonas baigė išsikrauti. Tai svarstyklės, spalis, tas ruduo, kada yra lygiadienis, kada laikrodžius mes sukam rodyklės atgal, tai yra svarstyklės, yra lygiadienis, dėl to yra svarstyklės, nes jos lygybė, kada diena lygi nakčiai. Dėl to Saulė tuo momentu yra svarstyklių žvaigždynė ir taip jau yra, kad lygiadienis yra siejamas su svarstyklėmis. Ir tas laikas toksai, kai nebelabai kažką ir nuveiksi, ten tą spalio mėnesį, rugsėjį, spalį, gerai jeigu gražus ruduo. Ir mes tokiais momentais dažniausiai, kur mes norim galbūt
paskaityti kokią knygą, pasidalinti, ką skaitėm su kitais. Galbūt norim nueiti į teatrą, pasižmonėti, kažką pasikultūrinti. Teisingai, juk svarstyklė valdo Venera svarstyklės, ane, jis toksai socialus grožio, meno ženklas. Ir tai yra tos dienos, kada tikrai norisi kažko tokio, galbūt ir kitokio pavalgyti, aplankyti kažkokias gal kitokias kavinukes. Tai vat, dėl ko svarstyklė. Ta prasme, aš labai paprastai, trumpai aiškinu, bet jūs turbūt suprantat ir randat ryšį, kad būtent sezoniškumas, tie mėnesiai ir vat Saulė tame žvaigždyne, kad tai yra, tai egzistuoja, tai nesugalvota, ne pramanas, tai tiesiog, kosminių dėsnių nepavadinsi, bet tiesiog taip jau yra. Toliau eina mūsų pats mylimiausias zodiako ženklas visam žvaigždyne, Skorpionas. Skorpionas dažnai paišomas yra kaip tamsus požemių toksai žmogus, kurio Saulė yra Skorpione, ane? Ir dėl ko Skorpionas gavo tamsą, taip pat ir, sakykime, graikų mitologijoje Skorpionas siejamas yra su Hadu, nes valdo Plutonas, požemių valdovas. Iš tikrųjų, čia Skorpionas turi labai didelę galią. Šitas vanduo, šitas vandens stichijos ženklas iš tikrųjų turi sugebėjimą patekti į požemius, o kas pas mus yra požemiai, visi tie nematomi, protų nesuvokiami dalykai. Teisingai, kada jau praėjo spalis, lapkritis, mes taip pat švenčiame visų šventų dieną ir nenorom susimąstome, ar kažkas egzistuoja anapus, ar mūsų artimieji išėję anapus nepamiršo mūsų, ar jie ten turi gyvenimą, ar neturi. Aišku, aš čia kalbu apie iš gerosios pusės, aš nepaminėjau viso to blogųjų pusių, bet nežinau, gal ir neminėsiu. Tai Skorpiono laikas yra tas, kai jisai savo tenai vienas kažką daro labai svarbaus ir nenori, kad jam kažkas vaišytų. Dėl to sako, Skorpiono nejudink ir jisai tau nieko nepadarys, negels, nekasa, ne su savo uodegos galu. Tai iš tikrųjų Skorpionas yra labai labai toks, nežinau, vienas iš mėgstamiausių zodiako ženklų. Negalėčiau pasakyti nieko blogo, bet taip, tie žmonės yra įtarūs. Bet žiūrėkit, mes ir sezoną tokį turim, kada jau Saulė taip aukštai nebešviečia, vakare baisiau išeiti į lauką. Viskas taip yra. Ir ryšys yra. Toliau po Skorpiono mes turim Šaulį. Kas yra Šaulys? Šaulys yra paskutinis ugnies ženklas. Tai yra ta ugnis, kuri jau avino ir liūto, ane? Jeigu mes išmokom avino ugnį pajausti, liūto patirti, yra Šaulio ugnis, Saulė Šauly. Kas tuo metu vyksta? Lapkritis, pusė gruodžio, visi laukia švenčių. Žiūrėkit, visi yra pilni vilties, nes už lango labai greitai temsta ir žmonės puošiasi namus, ane? Kai kurie žiūri, perkasi dovanas, kiti keliauja į šiltus kraštus, nes jiems šalta, pavyzdžiui, pasiema atostogas, ane, keliauja į kitą šalį, susipažįsta su kitom kultūrom ir Šaulys yra tas ženklas, kuris mums gali nešti kažko naujo, dėl ko tarp šaulių yra labai daug atradėjų, tai yra žmonės, kurie savo
patirtimi, savo veiksmais parodyti tiem žmonėm, kad mūsų pasaulis kažkur kitur, kitoj šaly yra kitoks, ten žmonės kitaip gyvena. Tai yra šaulio stichija tokia ir iš tikrųjų jinai yra labai nuostabi, nes žiūrėkite, tų kelionių dėka pas mus įsineša kitos kultūros, kitos tradicijos, aišku, mes turim savasias, bet ką duoda mums tas toks prieššventinis laikotarpis, būtent tas šaulio metas. Ir tarp šaulių yra daugiausia žmonių, kurie jie labai tiki, yra labai tikintys, jie pilni vilties. Kai maži vaikai laukia tų kalėdų, kad gautų dovanėlės, taip jie nežino, kas ten yra, išpakuos, tada sužinos. Taip ir šaulys savo gyvenime bando kažką tokio padaryti, realizuoti, kad, sakykime, save nustebinti, atrasti kažką naujo. Tai nežinau, ar viską paminėjau, bet taip trumpai. Dėl to šaulys yra šaulys. Po šaulio mes turim ožiaragį, apie ožiaragį truputį minėjau, kodėl jis toks šaltas ir siekiantis tikslų. Aišku, ožiaragio metu yra ir tos kūčios, kalėdos, ožiaragis sistemingas, žino, kaip švęsti šventes, ką darė mūsų senoliai, kaip tos šventės tradicijos persidavė iš kartos į kartą. Tai jau toks ožiaragis rimtas ženklas, tradicijas, kurias, jeigu mes jų nepuoselėsim, būsim tokie laisvamaniai, neturėsim tradicijų, nebus to tokio iš kartos į kartą, kas iš tiesų yra labai svarbu, kaip gyveno mūsų senoliai, ir dėl ko visas šitas sezoniškumas, visi tie ženklai, ir daug kas sako, kodėl tas ženklas toks yra, kodėl, todėl, žiūrėkite, gruodis, sausis yra ožiaragiui pašvęstas ir tas ožiaragis mūsų, jisai žino, kaip ką daryti, pagalvoja, atsikvepia ir eina toliau, tvirtai eina toliau. Aišku, čia nėra emocijų, čia jausmai, taip, jausmai yra, ožiaragiai labai jausmingi žmonės, bet kaip sausį, gruodį užšaldė savo viską viduj, ką turi, niekam neparodo tam, kad, vardan kažkokių tikslų, vardan, sakykime, šeimos, kad kito neįskaudinti, taip toliau ir panašiai. Tai yra labai rimtas, bet sudėtingas ženklas tas ožiaragis. Tai apie ožiaragį pakalbėjau, toliau eina sausis, vasaris, pas mus eina vandenis. Vandenis kažkodėl yra oro ženklas ir jis yra vandens pilėjas. Vandenius dažnai nusako žmonės kaip tokius laisvamanius, nepriklausomus, nepriklausomybės vertintojus. Sunkus ženklas yra vandenis, kaip ir sausis, vasaris, realiai patys sunkiausi mėnesiai. Tai kai jau viskas yra atšvęsta, tikslai kaip ir įgyvendinti, atrodo galėtum džiaugtis, bet vis dar šalta, dar kažko trūksta. Ir tas vandenis, jisai ieškotojas, jisai jaučia, kad bus tuoj pavasaris, vasaris, vėjuotas tas mėnuo, toksai jau greitai bus kovas, tas jausmas, kad jau kažkur kvepia pavasariu ir vandenis tai jaučia. Ir jisai jaučia pareigą nešti tą žinią, dėl ko jis yra vandens pilėjas, nešti tą žinią, kurią pats pamatė, kad jis žino, jaučia, jisai išjaučia, kad pavasaris jis tikrai ateis, nesvarbu, kad ir koks jisai bebūtų, ir jisai pila vandenį, pila
kas yra vandens pylimas, yra informacijos dalinimasis. Ir čia mes galime sutikti labai daug tokių kūrėjų, kurie dažnai kuria tapo, muziką kuria. Tai žmonės tokie, kuriems reikalinga laisva valia, ne, kad jie galėtų kažką tai sukurti. Iš tikrųjų, vandenis man yra, ko gero, pats sudėtingiausias zodiako ženklas, kurį labai sudėtinga yra apibūdinti, kaip ir patį laiką vasarį, kai žiema nenori užleisti vietos pavasariui, tai yra žuvims, ne? Pati pavasario pradžia, vandenis vis dar spyriojasi, nori pašėlti, čia dar ta žiemužė, gal dar tiek to pavasario nereikia, bet vis tiek ateis pavasaris, vis tiek bus taip, kaip bus. Ir vandenis, jisai suvokia ir galiausiai užsiema dažniausiai kūryba. Ir žinoma, tarp šio ženklo atstovų yra labai daug žmonių, kurie turi be galo didelę įžvalgą ir nuojautą. Nes vis tik tai yra laikas, kada jau tik tai prasidės tas pavasaris. Jie turi tą žinojimą, sakykime, tą žinojimą susijęs su to sezoniškumu, dėl ko jie turi tą žinojimą, kad tas kitas sezonas tikrai ateis, nors yra dabar tamsu, nieko nesimato, vėjai pūgos siaučia. Ir galiausiai ateina žuvis, ateina žuvis, kovas balandžio pusė. Tai yra vasaris kovas. Paskutinis ženklas žuvis, tai yra vandens stichija. Tai yra ženklas pažinęs visų zodiako ženklų kokybę, praėjęs visą sezono ratą. Ir ką žuvis su visu tuo daryti? Taip, atėjo kovas, dar toks ankstyvas pavasaris, bet, žinot, dar nešilta. Ir kaip ir norėtųsi eiti lauką, bet, dar nelabai, dar čia palto reikia. Ir ką daro žuvis? Jos tarsi apibendrina, jos viską apibendrina, viską sujungia nuo avino. Viską sujungia nuo avino iki savęs. Taigi, apie žuvis irgi labai sunku kalbėti, nes tai yra ženklas, kuris, kaip čia teisingai pasakius, viena žuvis į priekį, kita atgal. Viena žuvis į viršų, kita į apačią. Visgi tiek nėra taip paprasta apibendrinti visą kokybę, sakykime, kaip metus, mes sutinkam naujus metus, tarkim, nesvarbu, kad tai yra ožiaragio laikas, bet sutinkam mes naujus metus ir mes kažkaip vis tiek norom, viską apibendrinam, kaip tie metai mums praėjo, tikimės geresnių metų. Ir tos žuvis, jau aišku, šaulys yra viltingas, vandenis yra viltingas, bet žuvis, ko gero, pats viltingiausias ir daugiausiai tikintis zodiako ženklas, kadangi vis tiek jau yra praeitas visas etapas, viskas apibendrinta, viskas sudėliota, viskas padaryta, nesvarbu, kažką praleidom, kažkur klaidų padarėm, stengsime daugiau nedaryti, bet mes tikimės, kad tie metai kiti, jie bus geresni, arba bent jau iš mūsų nebus atimta tai, ko mes turim, ką mes užsidirbom savo jėgom teisingai. Ir tai yra žuvis. Tegul nepyksta ant mane žuvys, nes aš šiaip nelabai turiu ką pasakyti apie šitą zodiako ženklą, nes jis man yra per daug sudėtingas.
nors aš esu, bendrai nesakysiu, koks zodiako ženklas. Bet tuom yra paaiškinama būtent žuvų tas toksai kartais pasimetimas, chaosiškumas, nežinojimas, ką daryti. Tai ne taip kaip žemiškas ožiaragis, ane, kuris vat, sausis, šalta konkrečiai, einu, darau, aš čia žinau, kad čia žiema už lango, ane. O žuvis ne, jau pavasarėja, jau upeliai pradeda srauniau tekėti, jau pumpurai skleistis, jau prasideda tas virsmas, tik prasideda. Ir kaip bus, ką su visu tuo daryti, koks bus tas sezonas, kai saulė žuvyse, kokia bus ta gamta, kokią mes turėsim pavasarį. Aišku, mėgstam spėlioti, bet iš tikrųjų viskas yra Dievo valiai. Mes nenorim pripažinti, kad yra Dievo valiai ir štai mes žmonės pasiėmėm priemonės, ane, vat iškraipėm tokią kaip astrologiją, mes paėmėm ir bandom prognozuoti, kokia bus mūsų ateitis, galų gale. Esu girdėjusi, kaip žmonės prognozuoja, kokia bus vasara, koks sezonas, kokie orai. Aišku, tai yra normalu, bet iš tos pusės geriem tikslam. Tai taip maždaug ir skambėtų visas tas zodiako ratas, kodėl avinas yra avinas, žuvis yra žuvis, ar dar kažkas yra dar kažkas. Dėl to, kad yra sezoniškumas, saulė pereina visą ratą per visą zodiako ženklo žvaigždynus, per visą sezoną ir kągi prasideda avinas. Ir vėl prasideda iš naujo avinas ir vėl naujos idėjos, vėl nauja pradžia ir vėl visas ratas sukasi iš naujo. Taigi mes arba sukamės su tuo ratu darydami tą patį per tą patį, arba išeinam iš to rato kažką pasimokę į kitą didesnį ratą, jau kažką supratę ir sukam naują didesnį ratą kitoj kokybėj, o nesukamės kaip voverė rate. Tai toks būtų mano paaiškinimas ir suvokimas iš knygų, iš praktikos, kodėl taip yra, kodėl viskas apvalu, kodėl viskas sukasi ir kodėl viskas yra tas pats per tą patį.